Tai jau yra tradicinis mūsų renginys Odė pavasario džiaugsmui ir šiemetinis renginys yra skirtas etnografiniams metams paminėti. Ir tematika Odės yra mes vieningi, bet skirtingi. Kokiamis veiklomis gali paprastą dieną atėjęs žmogus į botanikos sodą užsiimti, tarkim? Ką gali pamatyti čia? Žinoma, čia gali pamatyti 4000 skirtingų augalų rūšių ir veislių, kartu pasivaikščioti, pasėdėti, suvalgyti sumuštinį, taip pat vedamos ekskursijos įvairiaus amžiaus grupėms, vyksta edukacinės veiklos, gali žaisti augalų detektyvą, pažinti augalų sėklelės kelionę, taip pat yra edukacinė veikla išlikimas. Šiandien parengėme tokį klausimyną apie Juozą Miliauską Miglovarą, kuriam netgi 170 metų, šiais metais yra jo metinės, taigi parengėme šiek tiek klausimų, o taip pat parengėme ir keletą eilėraščių, kuriuos mokiniai ir kiti lankytojai skaito ir deklamuoja. Nėra blogo oro, yra bloga apranga, svarbu gera nuotaika, o kai gera nuotaika, tai ir viskas šaunu, viskas gražu. Šiaulių universiteto botanikos sodo misija, kaip ir visų universitetinių botanikos sodų, pagrindinė veikla ir pagrindinė turbūt funkcija ir misija yra bendradarbiauti su universitetais mokslo studijų lygmenyje. Tai mes neišsiskiriame tiek pasaulinėme kontekste, tiek Lietuvos. Noriu priminti, kad Lietuvoje yra 4 universitetiniai botanikos sodai. Būdami regione, mes esame labai patrauklus ir labai reikalingi kitoms ugdymo institucijoms, mokykloms, darželiams, specialiojo ugdymo institucijoms. Pas mus buvo atvykę vaikai iš darželio įvairaus amžiaus palei savo grupės ir mes vykdėme arbatų uostymo užduotis, taip pat detektyvą žaidėme ir pynėme vainikus etnografiniams metams paminėti. Aš baigiau Šiaulių universiteto taikomosios biologijos studijas, tai dabar botanikos sode dirbu vyresniąja gėlininkystės skyriaus specialistė. Man priklauso visas gėlininkystės skyrius, kuriame yra apie 1200 skirtingų augalų rūšių. Labai dėkinga darbo vieta iš tikrųjų, nes tu turi visą augalų bazę, tu turi specialistus aplinkui, iš kurių gali greitai mokytis ir daug patirties iš tiesų įgavau botanikos sode dirbdamas. Nepaslaptis, kad Šiaulių universiteto botanikos sodas turi pačią gausiausią Lietuvos retųjų augalų kolekciją. Pas mus jų yra netoli 100, tai iš tikrųjų turim kuo didžiuotis, turim sukaupę, bet mes tuo pačiu atliekame ir stebėjimus ir tyrimus in situ. Tai yra, mes vykstame ir į gamtą, pavyzdžiui, krucietą, glabrą arba pavasarinę kimbarą, mes stebime čia pas save, bet lygiai taip pat turime identifikavę naują vietą Kurtuvėnų regioninėme parke, kur jau nuo 2008 metų vykdome stebėjimus. Galime pasiėmę tam tikrus vadovėlius, iš karto vietoje atpažinėti augalus, nebūtinai mums tada juos reikia nuskinti, kaip ir mūsų ekologų profesija yra tokia saugoti augalus. Jeigu pradžioje buvo manoma, kad gamtos mokslų fakulteto studentai čia gali rasti ir kažką veikti botanikos sode, tai šiuo metu mes pastebime, kad tiek socialinių mokslų, tiek edukologijos fakultetų studentai, tiek humanitariniai ir menų fakultetų studentai tikrai randa, kaip atlikti veiklas sode ir kad tai būtų naudinga jų studijų procesui. Noriu pasakyti, kad mūsų lietuviški darželiai kolekcija, kuri taip pat yra unikali ir išskirtinė, turbūt vienintelė, kiek man teko domėtis tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, kuri parodo darželių kitimą per maždaug 200 metų laikotarpis ir šita kolekcija buvo įkurta bendradarbiaujant kartu su studentais, tai yra menų ir humanitarinio fakulteto studentai surinko medžiagą, literatūrą, o mums teliko tik tai įgyvendinti.